Sveiki, nuoširdžiai sveiki atvykę Parkside dirbtuves. Į naują pasidaryk pats vaizdo įrašą. Mano vardas Filipas, šiandien pasigaminsime rašomojo stalo organizatorių. Visas reikalingas medžiagas ir įrankius, kaip visada, rasi žemiau statybos instrukcijos apačioje. Pradedame nuo dugno išpjovimo. Tam naudojame rankinį diskinį pjūklą. Didesnis medžio gabalas bus mūsų dugnas. Jį padedame į šalį, atraižą imame tam, kad iš jos išpjautume pertvaras. Dabar išdėliojame pertvaras, bet iš pradžių tik pažymime jų vietas. Tvirtinsime vėliau. Medieną dabar galime padėti į šoną ir tęsti darbą su metalinėmis dalimis. Bet atkreipkite dėmesį, kai vėliau pjausime metalinės dalis, ant medienos neturi patekti jokių metalo drožlių. Nes metalo drožlės reaguoja su mediena ir atsiranda negražios dėmės. Pirmiausia, pasigaminame rėmą savo perforuotai plokštei. Geriausiai tai daryti iš vieno vientiso kampuočio gabalo. Dviejose vietose išpjauname V formos įpjovas ir tada galime jį visai lengvai sulenkti į rėmą. Tai puikiai tinka. Dabar galime pritvirtinti perforuotą skardos lakštą prie rėmo. Tai darysime kniedėmis. Pirmiausia, turime išgręžti kelias skyles, o tada naudosime aklųjų kniedžių kniediklį. Dabar dar trūksta skylių varžtams. Geriausia būtų pasiimti vieną iš pertvarų kaip atskaitos tašką, kad nustatytum, kurias skyles reikia išgręžti. Taip galiausiai turėtų atrodyti viskas čia puikiai tinka, tačiau čia bus įrengta įkrovimo stotelė. Todėl perforuotoje plokštėje dar reikia kabelio išpjovos. Kai tai bus atlikta, nušlifuok medieną ir apdorok ją kietuoju vaško aliejumi. Po to galėsi visą organizatorių susukti varžtais. Kol mediena džiūsta, galiu su lameliniu žiedlapių šlifavimo disku nušlifuoti rėmą taip, kad jis atrodytų panašiai kaip perforuota skarda. O dabar metas susiorganizuoti. Taip dirbti kur kas geriau. Komentaruose pažymėk žmogų, kurio rašomąjį stalą tikrai reikėtų skubiai sutvarkyti. Ir tiesiog imkis to. Tau pavyks.